Sveiki! Turgaus lentynos nukrautos rudens gerybėmis, o aš su komanda jau pradedu ruošti kalėdinius patiekalus. Ir kuomgi kvepia kalėdos? Teisingai, mandarinais, kūčiukais. Taigi šiandieną gaminsiu vieną pagrindinių kūčių stalo patiekalų – kūčiuką su aguonpieniu. Į dubenį supilu mielės, 6 šaukštus cukraus. Viską užpilu šiltu vandeniu. Pastatysiu dubenį šiltai maždaug 10 minučių, kad mielės sureaguotų ir tada minkysim tešlą. Į mielių mišinį dedu 2 šaukštus aguonų, 2 šaukštus aliejaus ir beriame miltus ir užminkysim tešlą. Na štai, užminkiau tešlą, ji nėra labai kieta ir dabar pastatysiu pusvalandžiui, kad tešla pakiltų. Na štai, tešla pakilo. Mes ją visą perminkysime. Taip, aš pasitiesiu silikoninį kilimėlį, kad neišterlioti savo darbo stalo. Na štai, tešla paruošta. Atsignybiame po gabalėlį ir kočiosime tokias virveles. Man nesikočioja. Kepimo skardą išklosim kepimo popierium ir pjaustom virvelę kubeliais. Kūčiukų labai didelių nepjaustom, nes jie šiek tiek pakils. Formuojam apvalius kamuolėlius. Iš visos tešlos taip ir suformuojame kūčiukus. Tam labai tinka įdarbinti vaikus, o kadangi mano vaikai namuose, tai aš įdarbinsiu maisto klubo kūrybinę komandą. Taigi prašau, jūsų laukia smagus darbas, draugai. Taip. O, jėga. Gerai, bet tai gal man šitą, nes atrodo, kaip mėly paltinį. Atrodo su šitą. Paruoštus kūčiukus šauname į 200 laipsnių orkaitę ir kepsime apie 10-15 minučių. Jeigu norite, kad kūčiukai jūsų būtų minkštesni, reikėtų kepti mažesnėje temperatūroje. Jeigu traškesni ir kietesni, tai reikėtų kepti taip, kaip kepsiu aš, 200 laipsnių temperatūroje. Kol kūčiukai kepa, pasigaminsime aguonpienį. Aguonas reikėtų užmerkti iš vakaro, prieš gaminant nukošti ir sumalti arba susmulkinti trintuvu. Pasiimu didelį indą. Sudedu maltas aguonas, jau matau baltą pieną. Į aguoną supilu medų, medaus pagal skonį, užpilame šiltų vandeniu. Viską išmaišom
Ir apie 5 valandas leiskime pastovėti, kad aguonos išskirtų galutinai savo pieną. Ir prieš pat patiekiant į stalą, į aguonpienį suberiame kūčiukus. Taigi, ir pas mus jau kvepia kalėdom. Skanaus.